Tad, kai kalbame apie vieną iš daugelio daiktų, jo neišskirdami, vartojame artikelį e. Vėliau sužinosime, kad yra žymimasis artikelis the ir kuo jis skiriasi nuo nežymimojo e. Tačiau šioje pamokoje dar pasakysiu, kad kartais artikelis e virsta artikeliu n. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad kai žodis prasideda balse, artikelis e tampa n. Tai palengvina tarimą. Paklausykite. Angliškai apelsinas orange. Raidė eu yra balsė. Šalia šio žodžio būtinas artikelis, todėl kad žodis skaičiuotinis ir yra vienas. Pabandykite pasakyti orange. Pažiūrėkite, kaip įsitempia kalbos padargai. Sunku tarti, todėl atsirado raidelė n, palengvinanti žodžio tarimą. Ištarkite an orange. An orange. An orange. Jaučiate skirtumą? Juk sakyti an orange daug lengviau. Anglų kalboje yra šios balsės. A, E, I, eu, you. Dar keletas pavyzdžių. An umbrella. Skėtis. An umbrella. An umbrella. An elephant. Dramblys. An elephant. An elephant. An apple. Obuolys. An apple. An apple. An armchair. Fotelis. An armchair. An armchair. O dabar pakalbėkime apie būdvardžius. Tai žodžiai apibūdinantis daiktus ar asmenis. Tall – aukštas. Slim – lieknas. Big – didelis. Small – mažas. Happy – laimingas. Kai būdvardis yra šalia daiktavardžio, artikelį rašome prieš būdvardį. A tall building. Aukštas pastatas. A tall building. A good student. Geras mokinys. A good student. A sunny day. Saulėta diena. A sunny day. Jei būdvardis prasideda balse, tai artikelis e tampa n. An interesting book. Įdomi knyga. An interesting book. An international company. Tarptautinė kompanija. An international company. An expensive car. Brangus automobilis. An expensive car. An old house. Senas namas. An old house. O dabar, kad nepamirštumėte, kaip sakyti angliškus žodžius paraidžiui, pratimas. Spell the word. Pasakykite žodį paraidžiui. Beje, išgirdę prašymą spell your name arba spell your surname, turite pasakyti savo vardą ar pavardę paraidžiui. What's your name? My name is Jolanta. Spell your name. J-O-L-A-N-T-A. Tad aš sakysiu žodžius paraidžiui, o jūs juos užsirašykite. Kartosiu 3 kartus.